Ar žinai, kad mažėjant estrogenui didėja rizika insulino atsparumui? Mano vardas Rita, aš esu menopauzės wellness praktikė. Ir šiandien pasidalinsiu strategijomis, kurios padėtų palaikyti jūsų ląstelių jautrumą insulinui. Ir trumpai noriu priminti, kad atsparumas insulinui didina riziką metaboliniam sindromui, antro tipo cukriniam diabetui, širdies ir kraujagyslių ligoms, bei kitoms sveikatos problemoms ir ligoms. Tad kas gali padėti didinti ląstelių jautrumą insulinui? Fizinis aktyvumas. Net 30 minučių 5 dienas per savaitę fizinės veiklos didina ląstelių jautrumą insulinui. Antras – mityba. Kuo daugiau daržovių, vaisių, riešutų, pilno grūdo produktų, liesos mėsos. Trečias – minimum 25 gramai skaidulų per dieną. Taip pat įtraukite maisto produktų, kurie turi daug antioksidantų. Taip pat tyrimai rodo, kad magnis, cinkas, vitaminas C, probiotikai taip pat turi gerą efektą didinti ląstelių jautrumą insulinui. O jeigu dar neturi, tai labai rekomenduoju tau menopauzės wellness dienoraštį. Jame galėsi stebėti fizinius, emocinius simptomus, rasi atmintinę keliaujant pas sveikatos priežiūros specialistą, bei stebėti 5 svarbiausias strategijas menopauzės laikotarpyje.